Labas vakaras, čia Vilniaus televizija. Esame katedros aikštėje Vilniuje. Šiandien vyksta kalėdinės eglės įžiebimo ceremonija. Pradžia 19:30 min. Matote, šiemet eglė papuošta yra natūrali, su storu kamienu. Tai jau pakankai buvo senokai. Prisimenate tikriausiai, kad paskutinius metu jos visos buvo dekoratyvinės, išpuoštos. Na, o šita kvepia žaliuoju mišku. Kaip tikriausiai žinote, šiandien viešasis transportas Vilniuje yra nemokamai. Tad galite sėsti į troleibusus, autobusus ir atvykti į katedros aikštę. Dar yra beveik 2 valandos ir galite spėti dar į pačią šventę. Kaip ir kiekvienais metais vyksta lauko prekyba. Groja muzika. Kalbinti žmonės patenkinti tuo, kad šiemet eglė būtent yra tokia. Tai yra natūraliai iš miško. Tikriausiai pastebėjote, kad šių metų tendencija yra tokia, kad daugelis miestų kaip tik tai puošia natūralias eglės. Tai yra Anykščiuose ir kitose miestuose. Na, keičiasi mados, bet keičiasi, galima sakyti, gerą pusę, bet žinant apie tai, kad labai kertami miškai, įsivaizduokime, jeigu kiekviena savivaldybė kirstų po eglę, na, gaila medžių, bet šiuo atveju galbūt yra sutaupomi pinigai. Nežinia, kiek kainavo šitos eglės įrengimas Vilniuje, bet spėju, kad žymiai pigiau negu būdavo ankstesniais metais, kai būdavo puošiama dekoratyvinė eglė. Tai dar kartą primenu, kad eglutės įžiebimo ceremonija Vilniuje katedros aikštėje vyks šiandien, gruodžio 1 dieną, 19:30 min, bet žmonės jau renkasi. Nėra šalta. Tad galima drąsiai viešuoju transportu nemokamai vykti į katedros aikštę.